Sveiki užsukę į mūsų medaus mėnesį. Sekmadienis. Ankstyvas rytas, 8:30 ir pajudam link Lenkijos. Kur ta Europa? Link Lenkijos. You cross the border. Dabar reikia vinietas nusipirkti Čekijos ir neužbauduotų. Užkasim dar ir tą 100 atstubuką. Važiuoja ten pro kokią Lenkiją. Taip pat tas pats Čekijoje jau biški kalnų prasideda. Jau vaibukas. Vyras sakė, man išrinko pilį. Pasižiūrėsime. Ai, čia ta bažnyčia ir yra tas viešbutis mūsų. Eik tu. Ahoj. Pavardės nesu. Čia ir pagalys galima. Prašom. Bet turėtume sinešti, tačiau. Nu, kas per langą? Gana kaip. Wow. Tai manau, kad ten galima važiuoti to keliu, gali būti tik tai jisai, kad į kalną kokią. Oi, biškis stresiuko buvo. Nežinai, ko tikėtis, ne? Wow, ir čia skraida, žinokit, visi šituose kalnų keliukose, tai wow. Moravski Kras tai yra toks kaip regionas, galima sakyti. Mums jisai buvo Keliai. ir vis tiek reikėjo sustoti maždaug kažkur Čekijoje arba Lenkijos pabaigoje. It's a half hour in the caves and then half hour tour. Complete is 1 hour. Suradom kaip čia kas, nuėjom į lankytojų centrą. Tas turas eina pusvalandį vaikščiojimą ir pusvalandį plaukti upę. Gražus haikas turėtų būti, žmonės žiūri, kiti normaliai pasiruošę haikint, turbūt dar toliau varo. 30 minučių paeiti, apie 2 kilometrai. Taip teka tokių upeliukų šalia. Nu, tikrai labai graži vieta. Galėjom traukinuku važiuoti 10 minučių. Bet jau tiek prisisėdim, kad nusprendėm pajudinti kojelės. To galiu panaudoti kaip Štovą. štovą. Dar yra keltas, užkelia į viršų, kainuoja 6 eurus. Čia užkiltumėm keltą ir matytumėm nuo viršaus tą urmą. Tai žinai, ką reikėtum daryti, kad vienas eina virš, kitas į apačią ir susimajuojam. Atrodo, dabar ateina tas nuovargiukas. Dar šiandien laukia kiek 5,5 valandos vairavimo. Gal pasnaušia 20 minučių. Šiaip kaip pagalvoju, gan Majestic, ne, kas atrado tokį dalyką. Taip. Tik tais vienas minusas, kad nesuprantam nieko. Strapa tak byla z bezpečnostních důvodů zasypá. Tokios kaip gleivės atrodo. Mes pats informaciją sugalvojom. Čia iš tikrųjų kalno kraujas, čia kraujoje. Kaip gražu. Turim vieną tokią konkurentų porą. Mes dabar užėmėm 2 vietą, bet mes taip spėjom, kad jie nori pirmi valtį atsidurti. Mes irgi. neatsiliekam. Nu ką gavom? Veitai. Mūsų priešininkai antroji leisėda. Leidžia fotkinti dėl flešų, bet sakė, jeigu su šitą kamerytę tinka, tai bent jau pafilmuosim mišką kažką čia iš priekį. Vienintelis minusas, kad kalbėjo viską čekiškai, labai daug kalbėjo, daug pasakojo ir nieko atrodo nesupratom. Nepasidomėjom šiaip, ar vyksta ekskursijos ir anglų kalba, gal duoda kažkokios ausinės, bet mums iš tikrųjų nieko nesakė. Visgi aplenkėm tą porelę, kuri viską fotino ir visiems stabdė kelią. Aš filmuoju, ta moteris už mūsų jau sėdė, dėl to nepatenkinta, no. Man gidas leido, jinai. Tipo kažką tokio. Nesuprantu angliškai vos ne. Minam, nes šiandien dar laukia ilga kelionė į Vokietiją. Į Vokietijos bambą. Žiūrėk, kelionė ir naujų paukščių, prasim. Geras. Continue straight. Kelias dar kažkokia. Paskutinės minutės rapulai. Atvykome į savo pirmą kempingą. Dar tikimės gauti vietą, nes labai jau viskas cik-cak. Tas matas iš mūsų greičio, bet
Vaizdai. Vaizdai puikus. So it's for one night. For the sanitary facilities, you need these keys. Okay. And checkout is tomorrow from 8 to 12. There you go. Okay, thank you very much. Danke schön. Staliuko irgi neturim, turim 2 dėžes. Gal čia užbaigta video iš tikrųjų? Bus trumpas video, ką veiksim, pamatysit rytoj. Ne rytoj, kitame video, ką aš kalbu. Žiūrėk, tavo karvutės. Čia ypatingai pradžioj viskas, tai prabėgom. Čia gausim baudą, negausim baudos. Kur dingo tas pagilėjimas? Gerai, kad stabdžius pasigėlėm iš kelionę. Ir aplai. Internetą matai, valastę gaudai. Aplai atsiverk. Žiūrėk. Mėgaukis.